Tai vat, antroji dalis apie stresą ir psichosomatiką. Ir atsiminiau, viena iš tiesų iš klienčių atsiuntė, kad žiūrėjo visą šitą paskaitą ir būtent nuskrinšotino ties šitą skaidrę. Ir man atrodo, kad aš nepaminėjau apie aukštakulnius. Tikrai pakalbėjau apie kvėpavimą per burną, per įtrauktą pilvą, kvėpavimą pečiais, savęs ribojimą, fiksuotą padėtį, įtampą burnoje, bet jo peršokau lygtais aukštakulnių aspektą. Ir kuo čia taip svarbu jie, kaip jie siejasi su stresu, būtent per kūną, per fiziologiją, tai kai stovima apskritai pasistiebus, pats tas pasistebimo momentas, jisai aktyvuoja per blauzdas mūsų tokią raumenų grandinę, kuri yra giliai. Vadinasi miofascijinė, tai raumenų ir fascijų grandinė, kuri yra giliai mumyse, net taip ir vadinasi, gilioji miofascijinė grandis, ir jinai apima pagrindė visus tos giliuosius raumenis, kurie stabilizuoja klubo sąnarius, dubenį, stuburą, tą pati diafragmą. Ir būtent per blauzdos raumenis, per jų įtempimą, per pasistiebimą ir nueina ta visa įtampa giliai mumyse ir lygtais kūną per tą pasistebimą, per kūno tokią padėtį siunčia smegenim žinią, kad tuoj bus šuolis ir šuolis ar ten į bėgimą arba į puolimą, tokia lyg startinė pozicija. Tai jeigu žmogus, dažniausiai moteris, dabar žinom, kad ir vyrai, būna ant aukštakulnių daug, ilgai, dažnai, ir čia jau tikrai kalbam apie aukštesnius kulnus, nėra tiesiog tie ten 2-3 cm, nors tas irgi jau šiek tiek veikia, labiau duoda tos aktyvacijos, bet ypatingai kalbam apie tą aukštą kulnelį. Ir jeigu ant jo būnama ilgai dažnai, tai pastoviai yra tas toks lyg siuntimas signalas, kad tuoj vyks tas šuolis į puolimą ar į bėgimą ir dėl to pastoviai yra siunčiama aktyvacija į tuos gilesnius raumenis ir ypatingai į diafragmą. Tai vėlgi, kai turim kažkokią tais perteklinę ar nepakankamą įtampos stimuliaciją diafragmos, tai per ją tada gaunas, kad stimuliuojama tai, kas yra virš diafragmos, tai mūsų plaučiai, širdis, arba tai, kas yra iškart po diafragma, tai yra skrandis, kepenys ir storasis ypatingai žarnynas, taip pat ir inkstai su antinksčiais. Tai visi tie organai, kurie yra prie pat diafragmos, kurie realiai prie jos anatomiškai liečiasi, remiasi, kabinasi per raiščius, per tas pačias fascijas, tai jie lyg pastoviai gauna signalą, kad tuoj kažkas bus, yra tas toks dirginimas. Taip pat, aišku, ir nervo klajoklio keičiasi tonusas, diafragminio nervo tonusas keičiasi ir tai tada išbalansuoja, išreguliuoja mūsų nervų sistemą. Bet jo, lygtis apie kitus pašnekėjau ir man jau taip kaip aš atsimenu, tai mes baigėme šitoje lentelėje ir aš ją buvau palikus tiesiog, kad tą mūsų mentalui, tam struktūruotui protui matyti, kaip siejasi tas streso tipas, ar realus dabarties, ar atkuriamas iš praeities. Tai tas trauminis toks trigeris labiau ir apie trigerį, kaip žinot, yra visa atskira paskaita apie trigerius ir kaip tai veikia hormoninę sistemą, kaip tai veikia mūsų kūną ir kokių gali sukelti pojūčių, fizinių arba psichosomatinių ligų. Tai einant jau į tą oficialią antrą dalį, norisi iškelt klausimą, vėlgi, taip kaip jums atrodo, galbūt esat susipažinę, pamastę, paskaitę, ar įmanoma priprasti prie streso. Kokių turit savo įžvalgų tame? Galit pasakyti, parašyti tiesiog taip ar mane. Bent jau pas mane tai dažniausiai sunku prie daugumos stresų priprast, bet jeigu kažkoks, tarkim, mažesnis stresas, tai kaip ir įmanoma priprast. Bent jau kažkiek lengviau išgyventi. Gal net paklausiu kitaip, ar įmanoma, kaip yra ta patarlė, šuo ir kariamas pripranta, tai ar įmanoma lyg susigyventi arba net turėti priklausomybę
stresui? Gal labiau vat, iš šitos agresyvesnės pusės, ar gali būti priklausomybė stresui? Mm. Čia tai rašo įmanoma, bet tai nereiškia, kad naudinga. Jeigu netimam tą patarlę, kad ir kariamas pripranta, tai nelabai naudinga turbūt būti kariamam. Ne. Jo, tai va šitas klausimas toks, va iš dviejų pusių galima pažiūrėti iš vienos, kad pripranti, tarsi kažkoks streso lygis tampa norma ir aš adaptuojuosi prie to, tai tą irgi pašnekėsiu, paminėsiu būtinai, čia viena iš svarbiausių dalių šitų paskaitų. O kita dalis tai yra būtent priklausomybė streso arba kai stresas tampa norma jau, sakykime, iš tos blogos pusės, kada pastoviai yra reikalingas tam tikras streso kiekis, kuris vėlgi, kodėl žmogui tai gali būti reikalinga. Arba jis taip tada jaučiasi gyvas, arba jis kitaip nemoka tarsi funkcionuoti, kitaip negali pasijausti energingų ir užsimotyvuoti. Arba jis tiesiog vėlgi augęs kažkokioje labai labai stiprioj, sudėtingoj trauminėje aplinkoje ir tada jau nervų sistema sako, kad toks kiekis streso, įtampos, nervų sistemos tos aktyvacijos, kortizolio ir viso kito yra, man reikiamas. Čia yra tas namų pojūtis, tai, kame aš augau, prie ko aš pripratau ir ant šito aš turiu pastoviai važiuoti, nes kitaip atrodo kažkas keisto, neįprasto. Ir šitą aš ir pati esu praėjus ir labai daug klientų tą praeina, kai dirbame sesijose, kad jie pradeda prisijaukinti tą tokią sveiką ramybę, neutralumą, kai nėra emocinių kalnelių, kai nėra to pastovaus dopamino, kad viskas ir taip atrodo aktyvuoja. Viskas taip neutralu, tolygu ir tai gali net jaustis, kad neįdomu, kartais net ir truputį keista, grėsminga. Apie tai mes kalbėjom, kai buvo energingumo tema ir tada, kai tie kalneliai daužo energijos ir ar emocijų, tai čia panašu, bet nebūtinai apie tai. Čia jau net ne apie kalnelius, bet apie tai, kad žmogus, tarkim, 0 yra norma streso, tai tam žmogui, kuris turi priklausomybę nuo streso, tai pavyzdžiui 50, čia jo bus norma, kas įprastai jau būtų vidutinis, sakykime, stresas. Čia aš tos skaičius išgalvoju, tai negalvokit, kad čia kažkokie duomenys specifiniai, ne, čia tiesiog, kad suprastumėt, čia yra neutralu, 0, šiaip visiems būtų norma jausti tą tokį įprastą stresą, su kuriuo susidorojam, o žmogui, kuris turi priklausomybę nuo streso, tai tas vidutinis stresas jam yra norma. Ir tai duoda tas derinys kortizolio dažnai kartu su, adrenalino kartu su norepinefrinu, tai būtent jo su dopamino pirmtaku, tai jų derinys duoda tą tokį angliškai high, toks lyg apsinešęs, aš išverčiau pakylėjimo tokią būseną, kada lyg toks pliūpsnis ateina jėgų, kad reikia susimti čia padaryti. Tai kai kurie taip save vis tame palaiko, pavyzdžiui, per atidėliojimą ar kažkokius kitus būdus, tai dar irgi tai paminėsiu. Arba čia irgi keli tie momentai parašyti, tai prisijama daug atsakomybės, yra nuolatinis telefono, ten banko sąskaitų, emailų, kažko tikrinimas, kas žmogui asocijuojasi su stresu ir jis pastovi, turi tarsi save biški padirginti, kad aktyvuotų. Ką irgi iš praeitos energingumo paskaitos galbūt atsimenat, tai ekstremalus sportas irgi būdas lyg save pririšti prie tam tikro streso lygmens, prie tam tikros aktyvacijos. Ir kai mes pastoviai turim tą kortizolį, adrenaliną, dopaminą ir panašiai, tai galiausiai ypatingai kortizolis būnant tam lėtiniam priklausime nuo streso, jau silpnina ląstelių atsparumą, sukelia tiksliau ląstelių atsparumą, silpnina jų imlumą būtent pačiam kortizoliui ir tada jau nebeišeina taip nusiraminti, nebeišeina nuslopinti to viso ir uždegimo, ir aktyvacijos ir nebelieka to tokio sužadinimo
pojūčio ir tada atrodo, kad nepakanka, reikia dar kažko ir tada žmogus turi daug atsakomybių ir jis apsiima dar daugiau, nes jam ateiti į tą normą, į tą nulį, į neutralumą yra vat, nu kažkas nesuvokiama, tarsi taip net pasaulis neveikia, kai kurie sako, kaip tu čia be streso gyveni ramiai, flow, tau čia viskas sekasi, einas, eiktų nesąmonė, tai tu čia, vadinas, nedirbi, tu čia iš tiesų nieko nesieki. Tai yra kas ir taip galvoja. Jo, tai ką vat svarbu tame suvokti, kad yra pastoviai aktyvuojama simpatinė nervų sistema ir kai kalbėsiu apie tolerancijos langą, tai žmogus yra už to lango ribų labiau hiperaktyvume, kada pastoviai yra vat, metama į tą kovok, bėk, ginkės į tą tokią vat, sužadinančią pusę. Ir aišku, pastoviai yra slopinama parasimpatinė nervų sistema. Ką tai reiškia ilgalaikiai perspektyvai? Jeigu žmogus nesąmoningai per savo veiksmus, nuostatas, emocijas ir elgesį yra visą laiką toj vat slopinime parasimpatinės nervų sistemos, jis nori aktyvuotis tam, kad žmogų nuramintų, bet žmogus sako, ne, negaliu nusiraminti, čia man reikia tą padaryti, čia tas, visą laiką vat ant tokio veikimo. Tai ilgainiui jau yra sunku tą parasimpatinę nervų sistemą sužadinti ir jinai taip stipriai nebesuveikia. Tada žmogui, kai jisai nori, jau tada sunku nusiraminti, tada reikia kažkokių labai labai ypatingų būdų ar mechanizmų ramintis. Tai va čia ateina jau realios priklausomybės, kaip susidorojimo mechanizmai, pirkimas, ar ten labai labai ilgas miegojimas, arba narkotinės medžiagos, tas pats alkoholis, viskas, kas duoda tą tokį apdujimą, duoda priežastį sulėtėti, net ir tie patys simptomai irgi gali nešti tą labiau parasimpatinę būseną ir tarsi duoda savo leidimą, kad o va, dabar gulėsiu ligoninėj savaitę, tai jau, nu jau galiu pailsėti, jau galiu sustoti, tai žmogus biški pakrenta žemiau streso, bet dažnai tokie žmonės bent biški geriau pasijaučia, jie iškart šoka į reikalus. Iškart šoka į darbus, net būna pilnai neišsisveiksta, ten paleidžia iš ligoninės anksčiau, o tai ačiū Dievui, galėsiu dar greičiau daugiau padaryti. Ir kas irgi svarbu, kad, ką jau irgi prieš tai minėjau, bet dar noriu užtvirtinti, kad kai žmogus yra priklausomas nuo streso, tai parasimpatinė aktyvacija, ta, kuri tikrai ramina, neslopina, nevengia, ne kažkaip uždaro, užgniaužia, bet grinai ta, kuri nuramina, kuri labiau kviečia į tokį sulėtėjimą, į virškinimą, labiau į ryšį, į saugumo pojūtį. Tai žmogui gali jaustis taip perteklinai ir jis tada vėlgi ateina ne į viduriuką, bet jis tada krenta jau į hipoaktyvumą ir gali patirti sąstingį arba išsekimą, arba tą tokį functional freezą, kur kaip ir funkcionuoji, bet biški fryzini. Ir tada vėlgi sukuriama ta aktyvacija per stresą, kad būtų grįžtama kabutėse į normalią būseną. Tai čia gali būti pakankamai sudėtinga suvokti, bet įdomu, ar jum aišku, ką aš noriu to pasakyti. Nes čia toks tikrai esminis momentas, va tas paskutinis vienas sakinys, kur raudonai violetinis. Tiesiog pliusiukas, jeigu aišku, minusiukas, jeigu neaišku. Ok, tai man reikia pabandyti tada kažkaip turbūt nupiešti šitą reikalą. Galbūt klausant kyla klausimas. Tada žinosiu, ką man piešti, ką man aiškinti. Galvoju, kaip čia matysis. Taip. Tai va čia vat linija wow, yra, sakykime, norma, nulis.
Nu, sąlyginai nėra streso. Žinom, kad jeigu sėdim, tai mūsų ten stuburos slanksteliam biški, kabutėse stresas, bet toks optimalus. Tas stresas, kurį galim pakelt, kur vat gyvenam, tam buitiniai klausimai, kaip ir nieko baisaus. Ir žmogus, kuris yra priklausomas nuo streso, tai jisai pastoviai yra va čia vat. Jisai čia. Čia yra jo norma, čia yra tas jo nulis. Ir tai šitas žmogus, kuris pastoviai yra simpatiniai nervų sistemai, pastovioj toj aktyvacijoj, kai aktyvuojasi jo parasimpatinė, ta, kuri jį neša žemyn į realų nulį, tai tas realus streso nebuvimas žmogui, kuris priklausomas nuo streso, atrodo kaip sustingimas, išsekimas, kolapsas, sugriuvimas, depresyvumas, apatiškumas, jisai perteklinai išsijungia ir jisai tos normalios bestresės būsenos išsigąsta, jis jos nesupranta, atrodo, kad čia nesąmonė jo psichikai ir tada vėl staigiai šauna, susigalvoja būdų, kaip vėl save užaktyvuoti ir išeiti kabutėse savo normą. Nors ta žmogaus, kuris priklausomas nuo streso norma, iš tiesų yra hiperaktyvumo būsena. Tai toks žmogus pastoviai varo ant hiper, jį labai gąsdina norma, nes norma jam atrodo kaip hipo. Ar aiškiau? Buvo tik vienas minusas, bet vis tiek norėjau paaiškinti. Dar po to patikslinsiu, kai kalbėsim apie tolerancijos langą. Jeigu ką, tai tiesiog, jo, aiškiau, bet kaip baisiai. Taip. Taip, tikrai baisiai gali būti. Tai tokie žmonės visą laiką gali jaustis, kad jie lyg angliškai on edge, ant tokio lyg kraštelio pastoviai sviruoja, kad va, dar biškutį ir sproksiu, atrodo, išsitaškysiu, persipildysiu. Tai visą laiką viena koja lyg perdegime jau sėdi. Ir kodėl taip nutinka? Vat, kaip minėjau, gali būti tam tikros naudos, kaip pavyzdžiui įsivaizduoja, kad stresas yra būdas susitvarkyti su kažkuo, ar ten kažkokias, nežinau, pasiekimus didelius turėti, tai gali būti ir vertybiškai, ir pagal tą produktyvumą. Dažniausiai tai vėlgi atsirems į savivertę, kad aš vertingas arba aš lygų rezultatai. Aš lygų klaidų nebuvimas su perfekcionizmu gali sėtis. Irgi tas mąstymas, kad kuo būsiu užimtesnis, tuo tada vat atrodysiu, kad aš ten svarbesnis, geresnis žmogus, turtingesnis, naudingesnis. Tai vėlgi bus irgi apie užsitarnavimą, kad žmogus savo poreikių negali tiesiog paimti patenkinti, bet turi va dar dėl to kažkaip pasistengti. Dar irgi dėl ko gali būti. Tai būdas lyg pabėgti, nejausti tam tikrų emocijų, nes vėlgi kortizolėje, pavyzdžiui, adrenalinė kortizolė apskritai strese, toj vat simpatiniai hiperaktyvacijai mes negalime verkti, liūdėti, jau šitas emocijas sunkiau nueinam, labiau išeiname į nerimą, į pyktį. Dažnai irgi dar tas piktis toks biški užslopintas būna, tai labiau nuoskaudas išeinama. Ir kokią tai žalą neša, va tam fiziniam lygmenį, tai vadinama alostatinė apkrova. Irgi pridėjau skliaustelėse fizinis nusidėvėjimas. Tai vėlgi imat audinį ir va tai va įtrinat diena iš dienos, metai iš metų, minutė iš minutės ir važiuojat. Nu tai ilgalaikiai perspektyvoje, tai aišku, tos audinys prasitrins kiaurai, ten bus skylė, jis vėlgi praras savo formą, praras savo funkciją. Tai lygiai tas pats vyksta ir ląstelės. Jeigu pastoviai yra kažkokia tais viena sistema naudojama, jinai ilgalaikiai perspektyvoje tarsi išnaudojama, sunaudojama, sudrožiama, taip liaudiškai tariant, o kita sistema nėra pakankamai naudojama. Tai o smegenys taip ir mąsto, to, ko nenaudoju, to vadinasi nereikia. Ilgalaikė perspektyva tiesiog mažėja tų neuronų jungčių ir netgi kai kurios funkcijos realiai išnyksta iš mūsų smegenų, nebelieka jungčių ir ten žmogui gali atmintis suprastėti ar dar kažkokie kiti momentai įvykti. Labai labai toks didelis
e, mm, didelis tarpas atsiveria tarp aktyvacijos ir deaktyvacijos, tarp simpatinės ir parasimpatinės nervų sistemos. Tai va tos ląstelės, tie audiniai, tie organai, kurie pastoviai yra vis aktyvinami, pavyzdžiui, ta pati širdis, diafragma, plaučiai, bronchai, ten kokios balso stygos, pečių, rankų, kojų, raumenys, sąnariai. Jie pastoviai vis gauna va tą stimulaciją neurohumoralinę nervų ir endokrininę, hormoninę. Ir tiesiog tai yra galiausiai vat, nudrožiama, nusidėvima ir galima jaunam amžiuje patirti ar ten kokias artritus, ar kraujagyslę aterosklerozę, suplonėjimą kraujagyslių sienelių, ten venų varikozę ir begalės kitų, sakykime, jau taip psichosomatinių simptomų. Tai va, tai paskutinis toks apibendrinantis sakinys, kad tos priklausomybės kaina galiausiai yra psichosomatika, nes stresas palaiko tą uždegimą, plus alostatinė apkrova, tai pastovus tas drožimas vienų audinių, organų ir sistemų ir jos tiesiog nebeatlaiko, ten vėlgi opos visa kita prasideda ir gaunas tas derinys tarp lėtinio streso ir lėtinių ligų. Čia vat toks kaip mini testukas pasitikrint savyje, atpažint, ar turit tą priklausomybę stresui. Tai tikrai nebus vienas dalykas. Čia, sakyčiau, visi į tai įeina. Ir jeigu reikia, tai labai šiaip siūlau fotografuotis, skrinšotintis, kad ir kaip beklausot, bežiūrit, galbūt artimiem žmonėm nusiųsti, kas su tuo susiduria. Galbūt savo turėti tokią kaip atmintinę vis pasičekinti. Tai nesakau dabar ten būkit ant įtampos budrume ir, o Dieve, ar aš čia šiandien nesu priklausoma nuo streso. Ne. Tai dažniausiai toks dalykas, kuris išsivysto per labai ilgą laiką ir žmogus jau pastebi, sakykime, vėliau. Nėra taip, kad per vėlai, bet galbūt vėliau negu kad galėtų, nes į tai yra labai lengva įsisukti, ant to labai faina važiuoti tam tikrą prasme, nes visą laiką yra sukuriama ta energingumo iliuzija, nes pastoviai įsivaizduokit kortizolis, adrenalinas, dopaminas ir taip varai ir tikrai tokiem žmonėm ateina tas įsitikinimas formuojasi, kad aš negaliu sustoti. Jeigu aš sustosiu, nu tai viskas, šakės, piets. Viskas ne tai, kad stabtels ir toliau tęsim po pauzės, bet viskas sugrius greičiausiai. Tai jeigu yra tas pojūtis, kad aš negaliu sustoti ir be manęs viskas grius, nu tai turit polinkį į tai. Ir kas tame irgi dar labai įdomu, kad eina koja kojon su priklausomybėm, kurios vėlgi stimuliuoja. Tai tą patį socialiniai tinklai, toks scrollinimas, kur gali tiesiog scrollint, varyt, klausyt. Kitiem tai būna aktyvacija per, vat, kaip minėjau, ekstremalų sportą. Dar kitiem aktyvacija gali būti per tokias situacijas, kur ten, tarkim, išeina ir ten vis nori savo agresijai išlieti, arba pasirenka lyg nejučiom, netyčia aplinkas, kur aplinka agresyvi tam žmogui ir vis kažką jame ten trigerina, stipraus aktyvuoja. Dar irgi gali būti ta stimulacija per siaubo filmų žiūrėjimą, bet kažkas, kas vis tokį lyg malonų išgąstį sukelia. Ir kai yra jau nepakankamas tas atsparumas stresui, nes pastoviai yra perteklius, visa kita, žmogus iš tiesų jis net taip grįžtant atgal, kodėl jis iš viso išeina į tą priklausomybę stresui ir jam sunku nusileisti žemyn į tą nulį normą, nes jis šiaip nejaučia savo resursų ir vis apsikrauna per daug. Ir kai nejaučia savo resursų tam, kad nesusitiktų su ta realybė arba kad kartais pailsėtų nuo tos realybės, kurie žmonės net realiai mėgsta tokius ir išsireiškimus naudot, kad atsijungiu, pailsiu nuo realybės. Tai vat padeda vėlgi priklausomybės ar medikamentai, narkotikai,
ką jau minėjau, emocinis išsiliejimo slopinimas, pornografija, nu, vat visi tie tokie būdai, kurie kaip ir duoda tokį momentinį nusilengvinimą, bet iš tiesų, iš esmės nieko kaip ir nekeičia. Tai tikrai, sakyčiau, vienas iš tokių galbūt sudėtingesnių dalykų, kai kalbam apie stresą, nes ten labai labai jau daug sluoksnių susidėlioja, nes einant gilyn vis randam, iš kur tai ateina, kiek daug į tai susideda ir tai dažnai būna toks kaip pakankamai tvirtas pamatas, ant ko žmogus stato šiaip visą savo ir asmenybę, ir pasaulio suvokimą, ir taip, kaip jisai veikia, elgesi, kaip jisai siekia kažkokių tais tikslų, kaip jisai net tuos pačius santykius kūrė. Tai tikrai labai labai įdomus šitas mechanizmas. Ne tiesiog, kad va, ten sustok ir pailsėsi, čia jau žymiai tokio kompleksiškesnio ir individualaus prieimo reikia susidūrus su tuo. Ar iš čia yra klausimų? Ar jau kažkiek aiškiau apie ką tai, kaip tai atrodo, kaip tai siejasi, koks čia ryšys su tuo kūnu, su psichosomatika? Man tai ateina gal tas pastovus toks stresas yra, arba ta priklausomybė stresų, nu kaip pastoviai, arba didžiąją dalį laiko kažkaip nesaugai jauties, nu bet kokioje gyvenimo srity, nu kažkaip man su to atsicijuojasi. Nu ir tada kūnas vat kenčia nuo to nesaugumo, vat vis. Jo, tai vėlgi galima sieti ir su tuo, kaip auga, jeigu žmogus auga nesaugume, tai vėl jo bazinis suvokimas yra tiesiog nesaugumas. Va tas, jeigu įprastai nulis yra saugumas, tai galbūt tavo nulis yra nesaugumas. Ir kai realiai bent ten keliom akimirkom, minutėm, valandom ar dienom jauti tą saugumą, tavo smegenys ir psichika sako, o wow, kas čia vyksta, čia kažkas naujo, aš nepažįstu, aš nežinau, aš nesuprantu, kaip Mhm. šitame veikti. Ne, reikia vėl grįžti ten, kur saugu, kabutėse, iš tiesų, kur pažįstama, vėl mes savai nesaugumą. Tai tada ten ar jokie darbai netinka, ar ten visi darbuotojai blogi, arba ten vis kažko per daug, per mažai ir vis žmogus vat save kažkaip, nežinia kaip, išmeta į tas situacijas. Tai va čia labai labai daug prasmės matau dirbti per psichosomatinės, kūno terapinės technikas, somatinės, nu ten tų pavadinimų dabar M plus K yra, bet esmė kur yra, nors kažkiek to dėmesingumo kūnui, kad žmogus mokytųsi prisijaukint ir labiau patikėt, kad saugumas galimas, kad man galima, kad aš galiu ir kad tas saugumas taptų nauja norma. Ir vėlgi, jeigu tai yra tikrai žmogui bazė, pagrindas, nu, vat, pamatai, įsivaizduokit, namas pastatytas, net daugiabutis, ar ten visas viešbutis pastatytas ant pamatų pavadinimu, vat, streso priklausomybė, nesaugumas, ar ten kažkokios baimės, ar atstumimas, ar dar kas. Tai jeigu mes pradėsim nuo pamatų, tai visas tas viešbutis sugriūna. Nu, tai žmogus totaliai, realiai kaip asmenybė subirės, visiškai sprogs jo identitetas, nu, realiai žmogus gali išprotėti. Tai taip negalima. Tada mes tą viešbutį greunam iš viršaus į apačią. Pradedam nuo to, kas matosi pačiam paviršiu, nuo tos ledkalnio viršūnės. Ir taip pabiški tirpinam, kol žmogus ateina vat iki to bazinio ar nesaugumo, ar priklausomybės, streso, ar dar kažko. Ir tada pradeda suprasti, kad tokiai, vat, čia tokią patirtį turėjau, tai tikiu, kad įmanoma, čia tokia, čia tas ir susirenka per visą tą terapinį kelią daug patvirtinimų, kad jo, galiu būti toliau priklausomas nuo streso, ar nesaugumo, ar nuo dar kažko kito, bet galiu ir kitaip. Ir aš nesu įspraustas į kampą, aš nesu bejėgis, aš renkuosi, aš priimu sprendimus, aš kuriu. Tai vat yra reikalų iki to ateiti. Ir faktas, kad įmanoma ateiti. Ir tikrai nereikia 50 metų ten terapijos ar dar kažko, ar ten laukimo, laikas irgi negydo.
Tai daug jo tokio savipažinimo, savistabos ir ypatingai per kūną, kad tuos dalykus perjungti. Taip, klausimas, kaip veikti stresą. Be vaistų reikia artimiesiems. Labai man patinka, kai žmonės klausia dėl kitų žmonių, aš kartais taip irgi darau ir vis save pagaunu. Tai jeigu mano artimiesiam reikia, tai aš tikiu, kad mano artimieji ir pasidomės ir susižinos, nes žinokit, kai už žmogui tikrai reikia, tai jisai randa kažkaip, kažkokiu būdu ir specialistų, ir paskaitų, ir žinių, ir būdų, jis visko randa. O jeigu jum reikia už juos, tai čia vėlgi labai įdomi užklausa patyrinėt save. Ką jum tai duoda, vat, eit, padėt, suteikt, gal jaučiatės tada reikalinga, svarbi, galbūt kažkokią kaltę užpildot, bet apie streso įveikimą tai taip tikrai kalbėsim ir taip tikrai sportas, judėjimas labai padeda. Keiklas, skaitau kitą komentarą, kas blogiausia, kai tas ramumas ateina, jame nesigauna išbūt, nes ateina trigeriai ir vėl per naujo į stresą dar geresnį pereinu ir taip funkcionuoti pasaulyje nesigauna nei dirbt, nei santykius, kur nei rūpintis. Tai vadinasi, tas ramumas, jis visada iškels trigerius. Taip tiesiog visada bus, mes nuo šito nepabėgsim, taip kaip ir sveiki santykiai iškels kažką, ta tikra meilė iškels kažką, taip ir ramumas, saugumas, sulėtėjimas, tas nusinulinimas streso visada iškels tas žaizdas. Kodėl? Nes taip veikia psichika, taip veikia nervų sistema. Prasideda aplinka saugi, rami, faina, komfortiška. Tada mūsų nervų sistema pereina į tą parasimpatinę, ta tokia, kur virškinu, guliu, čilinu, saugu, ramu. Tai mums duoda resurso, mes atsigaunam, turim jėgų, o kur resursas, tai psichika sako, okei, dabar aš tą resursą panaudosiu tam, kas buvo atidėliota metus, 3, 10, 15, dažniausiai tai atidėliojam kažkokius tos trauminius ar ten kitus skausminius psichologinius momentus. Ir tada va taip netyčia iškyla kažkokia mintis, vaizdinys, pojūtis, situacija, prisiminimas. Atrodo, taip ramiai gyvenau 20 metų ir ten vėl iškyla kažkokia bėda ten su mama, tėčiu ar dar kažkuom. Nes saugu, nervų sistema atsileidžia, pradeda reguliuotis ir yra jėgų bei erdvės iškelt va tuos šūdus į paviršių, ne tam, kad jais vėl iš naujo patikėti, juos atsiremti ir juose murgdytis, bet dar tam, kad juos iškilus aš galėčiau paimt, apžiūrėt, taip labai šlykščiai tariant, išuostyti, išragauti, suprasti, apie ką čia tas š ir sakyti ačiū, viso gero ir išmesti iš to savo gyvybinės upės tėkmės. Geriau vienu šūdu mažiau. Šneku taip tikrai labai nefainai, bet kad suprastumėt. Nes kai yra stresas, tai mūsų tas visas upės tėkmės vanduo yra sudrumstas. Tai vadinasi, švarus vanduo susimaišo su šūdais ir tada jaučiamės iš esmės šūdinai viskas tame. Bet kai mes nurimstam, tai gali lyg atskirti, nusėsti tos nuosėdos, atsiskirti tas švarus vanduo ir tada realiai gali visą tai iškilti. Plius mes, kai išeiname į ramybę, į tą saugumą, automatiškai atsikurdinėja ryšiai. Ryšiai tiek fiziškai, tiek emociškai, tiek mentaliai, tiek dvasiškai. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus dėl savo psichologinių niuansų yra atsijungęs nuo kairės rankos, nes ten kairėje rankoje labai daug irgi sudėtingų trauminių patirčių apie, sakykime, psichologinį, fizinį smurtą, ir jis ten iškeliauja į atostogas, viskas saugu, faina, pasirūpinta, šviesu, šilta, pradeda atsipalaiduoti, jau ten čilina. Ir jam pradeda žiauriai skaudėti petį, taip kad jis tos rankos pakelt negali eit maudytis nei jūrą, nei baseiną, judėti neišeina, tik tais apsikabinę savo tą ranką vaikšto ir niekaip nesupranta, sako, taigi aš visiškai be streso, kodėl čia dabar man tie kyla simptomai. Būtent dėl to, kad pagaliau esi be streso,
pagaliau nelėkime, pagaliau sustoji, pagaliau saugu, faina, ramu, pagaliau atsigauni, prisipildai resurso ir pagaliau grįžta ryšys tarp smegenų, tarp psichikos, nervų sistemos ir tos vat rankos ar bet kurios kitos kūno dalies. Ir pirminis ryšys tai yra, kad psichika per kūną rodo skausmą, va tos triggerius, tas nefainas dalis, kurias mes turim pripažinti. Nes jeigu mes nepripažįstam tos realybės, skaudžios ir šudinos, mes negalim nuo jos atsispirti ir išeiti į sveikimą. Nu, niekaip negalim. Tai dėl to žmogus užsisuka toliau. Jis toliau eina į stresą, toliau eina ten, kur jam pažįstama, toliau žaidžia ten galbūt auką, galbūt gelbėtoją, galbūt tą skriaudėją, tą karpono trikampį, ar dar bet kokius kitus žaidimus, kuriuos jisai yra įpratę žaisti. Ir tada jis sukas ir pastovi sukas ir jam niekas niekada atrodo nepadeda. Tai dėl to, vat, išėjus į tą saugumą, sumažėjus stresui, atsileidus ir tam atsileidime, kai kyla visas tas brudas į paviršių, į jį reikia pažiūrėti. Labai lėtai, labai įdėmiai ir su milžiniška atjauta savo, su milžinišku švelnumu savo. Ir su tokiu jo tyrinėtojo smalsumu, sakyčiau taip. Nes kitaip vėl įkrisit į tiesiog savęs lyg retraumavimą, vėl užsuksit tuos pačius mechanizmus. Todėl net ir pripažįstant, kad yra blogai, nuo to geriau nepasidaro. Nu, manau, niekam nepasidaro geriau, kai, tarkim, žmogus pripažįsta, kad jis savo 50 metų melavo. Arba kad jis visą gyvenimą priklausomas nuo streso. Nu, niekada nėra malonu, gera, faina pripažinti, kad tu esi tas, kuris tą šūdą ir pakakojo į savo tą gyvybinę upę. Nieks jo ten neįdėjo. Pats su to sutikai, tą priėmei, tą susikūrei, tą pasirinkai. Suvokt savo rolę savo paties kančioje. Tai yra žiauriai nepatogu, labai šlikštu, nefaina, norisi nuo to bėgti, išeiti, atsitraukti, vengti bet kokią kainą. Nes ten yra daug skausmo, ten yra daug emocijų, ten yra daug neįsisąmonintų emocijų ir patirčių. Tai tas gerai, blogai ir nepasidarys. Nes tai yra tavo tokia skausminga, nepatogi realybė. Ką tokiais atvejais daryti, čia yra labai abstraktus klausimas, nes kiekvienam žmogui individualu, žiūrint, su kuo yra susitinkama, kas yra pripažįstama. Dar mūsų psichika yra tiesiog per daug protinga, jinai mūsų dažniausiai neprileidžia prie tų realių šaknų, prie to esminio pripažinimo. Iki to sunku daeiti, nes begalės yra savisaugos mechanizmų, kaip tai apeiti ir įvadinti kitų būdų. Pavyzdžiui, tokiu būdu, kad man pasidarytų blogai, ir aš vėl užsisukčiau tą patį pažįstamą ratą. Tai aš duodu beveik 100% galimybę, kad net nepripažįsti to, kas ten iš tiesų yra, neįvardini tos tiesos. Tam reikalingi specialistai ar individualiai, ar grupėse, ar dar kažkokiu kitokiu būdu, nes tik per kitą mes galim pamatyti save ir ne per beleką, ne per kaimynę ten Marytę ar dar kažką. Ir ne per gūrų šamaną. O tikrai pas specialistą, kuris išmano psichiką, suvokia tuos mechanizmus, kaip psichika apeidinėja pati save, kad save saugotų. Tai jeigu tai būtų paprasta, tai žinokit, jau visi būtų visas knygas paskaitę, visus podcastus išklausę, viską pripažinę, ten paleidę, transformavę ir nebūtų mums net nereikėtų šitos paskaitos iš tiesų. Tai taip įsijaučiau. Nes, svarbus tokie pagrindiniai dalykai, tai džiaugiuosi, kad iškilo šie klausimai ir atsakymai. Tai prieš tai buvo klausimas apie pripratimą, priklausymą nuo streso, tai ir yra adaptacija prie streso. Ar esate apie tai girdėję, kaip matot, kaip manot svarbu, reikalinga, žalinga, apie ką tai jums skamba, apie ką tai jums yra, kai skaitot? Man kaip atrodo, tai kaip ir skamba, kaip ir pozityviai adaptuotas prie stresą, bet kartais, gali būti ir nelabai pozityviai. Tai taip, tokie dvigubai, jausmai, sukyla.
Nes kartais ten gali prie kažko adaptuotis, nors tau tas dalykas, nu, galbūt nepatinka visai, tarkim, nu, priprasti tam tikroje aplinkoje gyventi, nors ten, tarkim, nu, toksinė aplinka kažkokia, va, yra. Tas pripratimas prie kažko žalingo, toksiško, kaip dabar madinga sakyti, tai jisai labiau vat, tame, apie ką aš prieš tai šnekėjau, apie tą priklausomybę nuo streso. Tai žmogus tai renkasi ir jis to net nesuvokia, kad renkasi. Kai jis tame sukasi, tai vis kartojasi, jis tame gyvena ir tai yra jo bazė vos ne ant ko viskas pastatyta arba tokia, sakykime, karkasinė struktūra. Kai naudoju žodį adaptacija, tai čia jau yra labiau iš tokios evoliucinės perspektyvos. Kaip pavyzdžiui, kadangi Lietuvoje yra šaltasis laikotarpis, pas mus nėra vien tik tais pliusinė temperatūra, turim ir nulinę, ir žemą pliusinę, ir minusinę, ir labai labai žemą minusinę, tai mes jau net ir genetiškai prigimtinai esame adaptavęsi ir gebame adaptuotis prie vat, visų šitų kaitų tiek temperatūros prasme, tiek sezoniškumo, tiek tamsos šviesos pokyčių prasme. Vieni ten labiau, kiti mažiau. Ir tai yra tas dalykas, nu, kuris mums kaip ir iš esmės nekenkia. Gamta savo gamtininkauja, mes esam gamtos dalis, mes neturim kur dėtis, mes turim kažkaip adaptuotis. Ir čia jau yra begalės būdų, ne, kaip galima adaptuotis. Ir tie, kurie vėlgi dėl psichologinių, genetinių ar kitų priežasčių nesiadaptuoja, tai arba jie tiesiog, nu, neišgyvena, taip labai grubiai tariant, arba jie gyvena labai labai sunkiai. Tai dabar, kur toliau šnekėsiu, adaptacija yra su va ta intencija, kad aš patobulėju, aš evoliucionuoju, aš iš to kažką išmokstu, gaunu, aš save kažkaip sutvirtinu ir lygtais prasiplečiu, nes aš dabar jau galiu gyventi ne tik prie +20, bet ir +10, ne tik +10, bet ir +1, ne tik +1, bet ir 0, ir -1, ir -10, -20, ir wow, aš čia jau labai daug galiu apriepti tų sąlygų. Tai jau man vat toks oras streso vapšė nekelia, nes jau čia kas keliasdešimti metai aš taip gyvenu ir taip gyveno mano mama su tėčiu, jų ten tėvai, protėviai ir taip toliau. Tai maždaug iš tos perspektyvos šnekėsiu. Tai kai kalbam grinai tik apie stresą, skiriasi tos vat 3 fazės. Mums yra reikalingos 2 tos pirmos, reikalingos ta prasme, kad jos sveikos, jos mus ugdo, treniruoja, jos mus vat kviečia evoliucionuoti, tobulėti ir kaip tik išsiugdyti tą atsparumą. Tai mes turim va tą realią stresoriaus įtampos fazę, kuomet kūnas mobilizuojasi ir įsijungia ta simpatinė nervų sistema. Dažniausiai gali būti, kad ir parasimpatinė. Bet įvyksta va tas mobilizavimas, kad kažkas čia vyksta, reikia kažką su tuo daryti. Tai nėra normalu, tai nėra įprasta. Aš esu išmušama iš savo to vat centro, iš nulio, iš neutralumo, iš homeostazės. Kažkas ne taip. Gali būti ne taip išoriai, gali būti ne taip manyje viduj, ten mentaliai, emociškai, dvasiškai, gali būti ir fiziškai. Nu, vat kažkas tiesiog nepatogu, šūdinai sėdžiu, blogai apsirengiau ar dar kažkas. Stresiukas. Ir tada aš tame adaptuojuosi, kuriu tą atsparumą, bandau prisitaikyti, atkurti homeostazę, išeiti į normą, į nulį, kad vėl mano kūnas funkcionuotų taip, kaip jam yra optimalu, vidutiniška, taupu būtent energijos prasme. Na, va šitas kortizolis biški pakyla, jis lieka aukštas ir po to jau po biški leidžiasi, kai viskas, žodžiu, susitvarko, įvyksta ta adaptacija. Kada jau ten vyksta visokie perdegimai, lėtinis nuovargis, išsekimas, nemiga ir panašiai, tai kai turim va tą trečią fazę, kuomet tas sukyla kortizolis ir jis taip ir nenukrenta. Tai reiškia, kuomet žmogus kaip atėjo į tą nepatogumą, į tą pavojų, tai taip ten ir toliau yra. Sukasi, malasi arba kaip pradėjo adaptuotis, keistis, kurti atsparumą, taip ir to neužbaigia.
Jo, einant labiau per psichosomatiką, kaip tai veikia, tai turim kabutėse vėlgi antrąsias savo smegenis. Tai mūsų žarnynas, pilvas, jau yra kalbama, kad tai yra kaip ašis tarp smegenų ir žarnyno. Tai yra keičiama mikrobioma tam, kad mes susitvarkytume su tuo stresu. Vat kažkas įvyko, simpatinė nervų sistema, jis sako, ne, mums reikia daug kraujo medžiagų į širdį, į plaučius, į smegenis. Greičiausiai kažkiek reikia į raumenis, sąnarius, kaulus, bet tikrai mums dabar nereikia nei ten virškinti, nei ką. Mes negalim apdoroti maisto, tai keičiasi ir ta bakterinė sudėtis ir netgi visi tie hormonai, fermentai. Ir jeigu žmogus tame ilgai, tame vat vis sudirginime, tai kaip matot, ir pralaidumas didinamas žarnyno, pasisavinama sudėtingiau, prašiau tos medžiagos, tai all in all, tai bendrų pavadinimų virškinimo sutrikimai. Ką irgi kalbėjau, ŠKS, tai širdies kraujagyslių sistema, širdies kraujotakos sistema, tai kaip pastoviai išeinam į tą simpatinę aktyvaciją, tą patį adrenaliną, tai visą laiką yra siaurinamos kraujagyslės. Siaurėja, 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 aišku, jos ten turi tas ribas, iki kiek susiaurėja, tai nebus taip, kad iki išnykimo ar visiško užsidarimo, bet jos pastoviai jau palaiko savo per ploną tą spindį. Ir tai galiausiai, kai spindis per plonas, tai reikia arba didinti kraujospūdį, arba tada yra hiperkompensacijos, yra išplečiamos, turim venų varikozę, nu ten daug tada užsisuka kitų mechanizmų, bet yra paveikiama šita būtent širdies kraujotakos sistema. Kitiem būna permušinėjimai, prasideda ar ritmo širdies sutrikimai. Toliau, imunitetas. Irgi, kai yra stresas, tai tas imuninis uždegiminis atsakas yra lyg imunitetas tarsi yra slopinamas, jis nebe toks yra stiprus, bet yra skatinamas uždegimas. Tai čia jie koja kojon žaidžia ir vienas yra lyg žeminamas, o kitas yra aukštinamas. Ir čia mes turime autoimuninės ligas, diabetą, depresyvumą. Kalbant apie imunitetą, tai ir imuninę apskritai sistemą turbūt reikės atskirą paskaitą padaryti, nes labai labai čia daug galima įsiplėsti tame, kaip va, tas pats stresas, santykiai, simptomas, imunitetas, tokie žodžiai, kur mes kaip ir suvokiam, apie ką tai yra, bet ne visai iki galo. Ten labai daug yra tokių neapčiuopiamų tų ryšių jungčių, kaip viskas gražiai veikia. Tai labiau išeinama į tokį uždegiminį, kur ne šiaip susidorojama ir mes net nežinom, kad su to susidorojama, bet iš karto tai yra labai stipru, ūmu, aktyvu ir dažniausiai pereina net į lėtinį uždegimą. Ir vienas iš svarbiausių momentų, kas po to irgi labai siejasi ir apskritai su hormonų disbalansu, ypatingai kai kalbam apie moterų sveikatą, tai būtent yra slopinama reprodukcinė veikla. Tai ne tik tais, kad lytiniai organai, bet dažnai būna paveikiama apskritai visa dubens sritis. Kalbant apie pastovę tą stresinę stimuliaciją, aktyvaciją, va tą pavojaus fazę arba pakibimo atsparumo fazėje, arba jau kai pereinama į išsekimo fazę, pastoviai važiuojama ant streso hormonų, tai psichika, smegenys supranta, kad vis dar stresas. Nu, streso metu, kai tarkim bėgi nuo liūto, negali tuo pat metu ir daugintis. Tiesiog taip neveikia. Dauginimuisi reikalinga visai kitokia neurohumoralinė ta sistema, visai kitoks nusiteikimas tiek fiziškai, tiek emociškai, mentaliai, dvasiškai. Ir tai niekaip nesusisieja, kaip kad kova su kažkokiu tais pavojus, su to streso tvarkymusi. Jeigu žmogus ilgai ant to pakelto streso, tai automatiškai jau pradeda ta visa dubens sritis kitaip funkcionuoti. Tai kalbam, aišku, ir apie tiek hormonus, tiek apie pačius organus, kurie gal neišskirdinėja hormonų, bet yra tos reprodukcinės sistemos dalimi, tiek kalbant apie dubenį, kaip tiesiog apie raumenis, kaulus ir sąnarius būtent tos srities. Tai gali ten ir apskritai įtampa. Jo, įtampa kauptis.
Okay. Jo, dar vėliau paskaitysiu šitą. Tai va, tai taip labai labai apibendrintai. Dar ko tik tai šiandien neįtraukiau, tai odos ligų, nes irgi įeina, kadangi mūsų odos išorėje paviršius yra toks kaip pirminis tas imuniteto atsakas, imunitetinis barjeras, kur ateina aplinka su savo viskuo, ateina, liečiasi prie mūsų odos, mes aišku to nejaučiam, tai vyksta vėlgi tų bakterijų, virusų, nematomų dalelių pavidale ir mūsų oda jau kovoja. Tai labai labai daug mes įveikiam aplinkos faktorių, kurie mums netinkami, to net nežinodami. Bet kai yra streso lygmuo, tada mes apie tai sužinom, tada vat išeina, kaip čia parašyta trečiam tam punktelėje, kabutėse, kad imuninis atsakas pereina į uždegiminį. Tai va tai, kas vyksta odos paviršiuje, ta visa imuniteto kova, apie kurią mes niekada nežinodavom, jeigu ne streso būsnai, tai streso būsnai mes apie tai sužinom, nes prasideda uždegimas. Vadinasi, tokia kaip perteklinė kova. Ir tada mes, aišku, turim ligas. Adaptacijos seka. Čia toks gali būti šiek tiek sudėtingas momentas. Šitą pasiėmiau iš kineziologijos mokslų, studijų. Man labai labai patiko. Tai būkit čia, būkit dėmesingi, nes svarbu ir tai padeda suvokti, kada ateinantis tie psichosomatiniai požymiai, kada jau yra tai, dėl ko reikėtų tikrai suklusti, išsigąsti ir jau gali būti ilgalaikiai pakitimai, kurias realiai reikia gydyti va, tais įprastais tradiciniais metodais, vakarietiška ta medicina. Ir kada tai yra tiesiog va, tos adaptacijos sekos rodiklis, kuris rodo, kad žmogus adaptuojasi, kad jisai keičiasi. Tai vėlgi, turim dirgiklį, kažkas įvyksta. Prie manęs, nežinau, prieina žmogus, kurio aš nesuprantu, aš nepažįstu, jis naujas, tai yra man dirgiklis. Ir tame dirgiklyje aš reaguoju, aš bandau taikytis. Dėl to pas mane turimos dabartinės įtampos, jos persidėlioja. Jeigu aš ten įprastai stoviu ant kairės kojos, galbūt pradėsiu stovėti ant dešinės kojos. Jeigu man įprastai skauda kairį klubą, pradės galbūt skaudėti dešinį klubą. Taip jau labai labai paprastai šnekant. Ir tai man yra super keista, žiūriu, naujas žmogus, dar jis kažkaip įtartinai atrodo, galbūt net kažką primena iš praeities, tai čia dar vienas toks sluoksnis prisideda, atsiranda tas antras etapas, kada aš suprantu, kad tokiai, su šitu žmogum galbūt man reikės kurti tam bendrą projektą, statyti kažkokią tais veiklą naują ar dar kažką ir aš suprantu, kad tai yra neišvengiama, aš pati to noriu, aš tą pasirinkau santykį, mums reikia rasti kažkokią tais vat bendrą kalbą. Vis dar bandau taikytis, bet tame atsiranda pasipriešinimas, nes daug naujų aspektų. Reikia rasti, kaip prieiti prie to žmogaus, kaip jam apie save pranešti, poreikiai, visą kitą. Va daug to nepatogumo, nežinomybės, o kaip čia kas, labai daug simpatinės aktyvacijos. Ir va čia galimai pablogės mano sveikata tame, ką aš jau turiu. Jau lyg atsiras tie simptomai, kurie man būdingi. Tai jeigu man būdingas ten, sakykim, kokią migreną, tai jinai greičiausiai grįš arba padažnės. Jeigu man būdinga aknė, jinai vėlgi gali grįžti, paūmėti. Tai sustiprėja tai, ką aš turiu. Dažniausiai, bet ne visada. Plius, perėjimas šitą įtraukiau, tai toksai kaip gedulas smalsumas, kur susitinka. Gedulas to, kad lyg miršta kažkas seno, nes aš jau nebesu ta Aurelija, kuri nepažinojo to žmogaus, bet esu ta Aurelija, kuri jau pažindinasi su tuo nauju žmogumi. Ir smalsumas to pačiu, tai vėlgi aktyvacija, kad tam reikia energijos, gilintis, domėtis. Tai lygtais dvi labai labai stiprius priešingos emocijos ir kokybės, intencijos tam pačiam. Tai kažkas lyg miršta, kas seno ir po truputį kūrėsi kažkas naujo, va ta nežinomybė. Arba aišku, aš galiu labai įsijausti tą priešinamąsi, nu ir tada jau ypatingai sustiprėja ir psichosomatika, ir tada jau smalsumas dažniausiai perina labiau į tokį nerimą, į kontrolę, į nesaugumą ir panašiai. Bet sakykime, aš įveikiu, aš išlieku, aš palaidoju senąją save, grubiai tariant, aš toliau gebu smalsauti, aš einu į tą nežinomybę, susitinku iš to priešinimu, susitvarkau su visu, kas vyksta. Nu ir mes galiausiai to žmogum susibendraujam, mums pavyksta, mes paleidžiam tą naują projektą.
Ir eina trečia adaptacijos dalis, tai atsipalaidavimas. Viskas gavosi, mes susišnekėjom ir tada labiau pereinama iš simpatinės į parasimpatinę, į tą, kur galiu virškint, apdorot, reflektuot, suprast, gaudytis, kas čia vyksta. Tai mano kažkokios užslopintos funkcijos atsigauna, aš taip pat galbūt įgaunu kažkokių tais naujų kabutėse gebėjimų, atvyksta ta regeneracija ir taip toliau. Ir tada toks užbaigiamas pristaikymas, kur aš įgaunu naujų kompetencijų, naujų suvokimų, lygti savo naują rolę, naują tokią tapatybę pradedu formuoti, pradedu gydyti ir vėl išeinu į tą vat nulį, į homeostazę, neutralumą, pristaikymą. Ir tada vėl naujas trigeris, naujas žmogus, naujas projektas ir vėl visą tai užsisuka. Kada atsiranda tų keblumų ir tokių psichosomatinių niuansų, kuriuos gali būti sudėtinga šiek tiek tvarkyti, gydyti, arba kurie gali užsitęsti, tai kaip minėjau, arba jeigu žmogus pakimba tam antram punkte, skaičiukas 2, kuris labai užsikabina už to pasipriešinimo ir sako, ne, visas pasaulis keičiasi, aš nesikeisiu, visam pasauliu galioja, man negalioja, aš nenoriu, man taip netinka. Ten visi suaugę žmonės pradeda uždirbti. Ne, aš būsiu tas suaugęs, kuris gyvena neuždirbdamas. Pavyzdžiui, labai toks gal prastas pavyzdys, bet, kur žmogus tiesiog prasilenkia su realybė ir jis tada nesiadaptuoja tame. Kitas momentas, kada galima biški pakibti, užstrikti ir panašiai, tai einam žemyn, kur yra parašyta raudona ir violetinė spalva. Ir žmogus bando prisitaikyti, jis ir taip stengiasi, ir taip, ir jam vis kažkas neišeina. Ir tada vis yra sukimasis tarp pirmo, antro punkto, kur pastovi vis kažkas dirginama, bandoma, neišeina, vėl dirgina, bandoma, neišeina, vėl dirgina, bandoma, neišeina. Tai čia vėl yra žaidimas ant tos labiau simpatinės aktyvacijos ir neišeina į tą tokį, tai kaip iš to išeiti, tai leis savo atsitraukti ir galbūt pripažint, kad nesigauna, pažiūrėt, pareflektuot pačiam, susikurt tą atsipalaidavimą. Negalvot, kad tik tada, kai va šito pasieksiu, tik tada galėsiu atsipalaiduoti. Nebūtinai. Čia vienas iš variantų. Grąžint va tą atsakomybę valdymą į savo rankas. Trečias punktas, kada vėlgi gali atsirasti psichosomatika, tokia galbūt nauja, ryškesnė ar stipresnė dar kažką, kuomet jo atsiranda va tas toks išsekimas su uždegimu, skausmu, disfunkcija, kuri užsitęsia ir taip lengvai nepraeina, tai tada, kai žmogus pasiduoda. Ir pasiduoda labiau iš tokio bejėgiškumo, ne iš tos pozicijos, kad tokie aš nusprendžiau, kad čia nesąmonė, man tikrai šito nereikia, visi suaugę uždirba, aš vat noriu ir rasiu būdą, kaip man ten nedirbant uždirbti. Ir aš kaip ir pasiduodu ir nepriimu to įprasto modelio, tai vadinasi, aš įsipareigoju savo kurti kažkokį naują modelį. Tai aš tam dalykui nepristaikau, bet tada tarsi turiu taikytis kitam variantui. Tai kaip ir pokyčio to nėra, įvyksta homeostazė, bet tada žmogus eina visą tą pačią adaptacijų seką savo kitam tam naujam būde. Ir čia ką pažymėjau, tai kad yra labai labai svarbi reikšmė, ką ir kalbėjau, iš kokios intencijos įvyksta tas pasidavimas ir neprisitaikymas. Ir po to, kai aš pasiduodu ir neprisitaikau, ką tai apie mane reiškia, ar aš savo pasakau, kad tai viskas, tai užšikna, jau gali mane nurašyti, aš jau niekam tikusi, aš net nebebandysiu. Tai taip tada ir einama labiau į išnykimą. Bet jeigu aš iš to vėl užsispiriu, kaip štai Aurelija, žiūri įdomu, kodėl man nesigavo, davai, susiemam, pabandom vėl. Tada vėl sukasi tas pats ratas, arba aš atrandu kūrybiškai tą kitą priėjimą. Tai čia stabtelnu, nes gali būti sudėtinga, kadangi eisim po to į apverstą schemą. Ir tai bus svarbu. Tai man svarbu, kad jūs čia įsisąmonintumėt, kas čia vyksta. Jeigu ne, tai klauskit.
Matau jo čatą tą, kurį praleidau. Tai kodėl dauguma gali prisitaikyti prie kasdienių stresorių, darbas, miesto garsai, ritmas jo jaučiasi normaliai prekybos centre panašiai. Kodėl dauguma? Tai pirmiausia yra pasirinkimas. Žmogus pasirenka. Mes čia nesam aplinkybių aukos, mes renkamės. Mes turim tą aplinką, kokią turim. Tai kaip aš prie to galiu taikytis. Tai arba galiu ieškoti būdų, ko man trūksta, ko man reikia, kad aš gebėčiau pristaikyti. Arba jeigu man šitą aplinką netinka, aš tiesiog keičiu. Aš išeinu į kitą aplinką. Tuom žmogus yra unikalus. Mes esam šiaip labai silpnos būtybės. Neturim nagų, ragų, ilčių, nieko, nei kailio, mes dažniausiai adaptuojam tuo pat metu ir save, ir aplinką. Ir jeigu mums netinka taip, kaip čia viskas veikia, mes galim išvykti kažkur kitur, susikurti tą aplinką, kuri mus yra palaikanti. Tai čia labai labai stipriai žaidžia tas suvokimas, kad aš renkuosi, nesu aplinkybių auka. Nes kol aš baziškai galvoju, kad aš esu aplinkybių auka, visada atrodys, kad dauguma tie kiti, tai jie gali, tiem pasisekė, jie ten gimė po laimingą žvaigždė, jie ten kažkaip ypatingai labai gal gyveno, augo. Nu tai tikrai ne, kai atsiranda tas pasirinkimų, suvokimas, atsakingumas, labai daug kas keičiasi. Ir faktas, tikrai turim nemažai tokių ir genetinių asmeninių ypatybių, kaip tas pats nervų sistemos jautrumas, psichikos jautrumas emocijom, ryšiui ir kitiem niuansam. Tai tą tiesiog svarbu apie save pažinot ir vėl savo pasaulį, gyvenimą, aplinką susidėlioti taip, kad tai palaikytų mano ypatybės. Kad mano ypatybės eitų ne prieš mane, bet aš su jomis kartu su savimi. Ką žmonės, kurie geba evoliucionuoti strese, turi to, ko neturi tie, kuriems sunkiai sekasi. Nu, labai abstraktus klausimas. Ir čia vėlgi tada išeitume į skirstimą, kad šitie neturi, šitie turi. Nu, mes dauguma turim tuos pagrindinius dalykus. Mes turim protą, sąmonę, mes turim kažkokius būdus komunikuoti. Netgi tie žmonės, kurie, tarkim, neturi balso, klausos, regos, jie vis tiek turi kitokius būdus, kaip komunikuoti. Mes turim būdus imti informaciją, ją apdoroti, pasidaryti išvadas, skleisti informaciją, daryti žingsnius, veiksmus. Taip jau labai labai tokiam baziniam, primityviam lygmenį. Tai šitą tikrai visi turi, nebent tie, kurie yra ekstremaliuose padėtise, pavyzdžiui, ten žiauriai apsinešino kažkokių narkotikų, kur išskridę nesigauna, komos būsenoj. Nu, tokios jau kraštutinės, ypatingos sąlygos, kur žmogus pats vienas funkcionuoti negali, jam reikia labai daug tokios hiperpagalbos iš aplinkos. Tada yra sudėtingiau, bet jeigu kalbam tiesiog apie paprastai įprastą žmogų, tai žmogus jau turi viską, kad jis sutvarkytų su tuo stresu, ar turimų, ar naujų, pažįstamų, ar nepažįstamų. Tai čia labai daug ateina to psichologinio nusiteikimo. Taip, ir aš matau, kad čia tikrai labai gili tema vis dar. Ir laiko mažėja, nes 7:30 ateina mano kolegė ir mes šnekėsim. Panašu, kad šitą paskaitą aš užbaigsiu vėlgi kažkurį kitą vakarą. Tai manau pasiderinsim ar šios savaitės vakarą, ar kelsime į kitą savaitę. Bet jo, noriu čia uždaryti, čia palikti ir čia sustoti. Ar čia turit klausimų, nes mums reikia pertraukėlės, atsikvėpti, aš turiu kolegijai nusiųs nuorodą, kad jinai prisijungtų. Tai kalbant tiesiog apie adaptacijos seką. Ar čia yra aišku, kaip jinai mumyse visuose veikia? Prašom. Prašom ir prašau, grįžkit 7:30.
Tikiuosi jo, kad irgi apie valandėlę šnekėsim su drauge ir ta antroji paskaita bus apie draugystę su simptomais. Tai gal tokios mažiau struktūruotos informacijos, daugiau šnekėjimo iš terapinės perspektyvos. Jo, tai mes tikrai maždaug aiškiai pagrindinė mintis, adaptacijos seka. Good. Tai tikrai grįšim, nes jo matau, kad einant į temos pabaigą vis atsiranda tokių sluoksnių, nes dedasi išmokom bazinę informaciją ir ant jos dedasi vis tos daugiau informacijos. Tai va, tai čia stabdau įrašą.